Sveiki, noriu įrašyti podcastą apie depresiją. Nemažai buvo užklausimų šią temą, todėl nusprendžiau įrašyti bendrą podcastą, pasidalinti patirtimi, kaip man pavyko išeiti iš to be vaistų. Iš karto noriu pasakyti, kad ta patirtis yra ne vienintelė giminėje. Mama sunkiai sirgo depresija. Ir aš nuo pat vaikystės matydama nuolatinės tokias slegiančias sunkias būsenas, kai reikia aptarnauti žmogų, nuolat duoti jam dėmesio, ligoninės, vaistai, nuolat yra tokia atitrukusi būsena. Aš be abejo, kaip ir kiekvienas paauglys, pasakiau savo, kad niekada to nepatirsiu, niekada neturėsiu nieko bendro su ligoninėm ir vaistais. Bet, aišku, atsitinka gyvenimas ir dažniausiai mes turime savo arsenale tokias programas, kurios jau buvo panaudotos giminėje. Dėl to atsitikus visiškam kūno išsekimui, mano protas irgi pasinaudojo šitą programą ir aš tik tai po kurio laiko supratau, suvokiau, gal po metų tik tai suvokiau, kad man yra depresija. Pradžioj aš galvojau, kad tai yra perdegimas, nes aš nustojau dirbti ir nenorėjau dirbti taip, ką aš dirbau iki šiol. Tiesiog man buvo neįdomu, aš tiesiog jaučiau didžiulį pasipriešinimą ir tiesiog buvo noras kažkur pasislėpti, būti vienai, pabūti su savim, atsigulti ir pagulėti, pabūti, galbūt išeiti į lauką retkarčiais. Ir per tą laiką, kur aš gilinausi į save, aš pradėjau eiti per protą, nagrinėti, analizuoti, kas čia yra, kas mane veikia, kaip man iš to išeidinėti. Iš tikrųjų labai daug ką naudingo suvokiau ir supratau. Ir pirmas dalykas, aš supratau, kad mano labai intensyvi energija. Jeigu aš kažko noriu, aš tą pasiekiu labai greitai, visais įmanomais būdais, išnaudojant visą savo gyvybinę energiją. Tai yra vienas dalykas. Antras dalykas, kaip ir kiekvienos moters programa, yra atiduoti kitiems savo energiją. Ir mes irgi turim tokią norą užtarnauti meilės, užtarnauti įvertinimą, iš to užtarnauti savo dėmesio ir atiduodam kitiems žmonėms energiją. Kitiems žmonėms, tai šeimai, vaikam, tėvam, jeigu mes dalyvaujam kažkur sociume, tai visiškai pilnai save atsiduoti, būti darboholiku. Ir kai organizmas, protas daug kartų supranta, kad kūnas yra ignoruojamas, kad yra pilnas išsekimas, kad tu negirdi kūno signalo, kad stop. Kūnas vieną kartą gali pasakyti, susirgti, kažkokie negalavimai prasideda, galbūt silpnumas, nenoras eiti, bet vėl ir vėl per pasipriešinimą eini ir darai, nes reikia, nes tu turi, nes tu privalai, tu turi padėti vaikam, tu turi ten vyrą suruošti, tu turi dar kažką. Labai daug tų tokių prievolių, kad tu turi, privalai ir visą laiką eini prieš kūną. Kūnas sako, stop, aš negaliu, aš nenoriu. Ir mes, aišku, to negirdime. Tam yra labai daug priežasčių. Mes negirdim savo kūno. Dažniausia emocijų negirdim dėl to, kad vaikystėje mus pripratino, kad reikia sutvarkyti namus, reikia padaryti tą, bet ką mes jaučiam tuo momentu, ar mes norim tą daryti ar nenorim, kaip ir niekas nesigilino. Bet tai irgi yra vienas iš instrumentų disciplinuoti mūsų energiją. Aš visiškai neneigiu to dalyko, šita disciplina tikrai mums buvo reikalinga susibalansuoti, bet paskui, kai jau reikia
kažkaip žmogų grąžinti į kūną, nėra kito kelio, nėra iš giminės kitos programos, kaip išsijungti. Įsijungia tokia energijos taupimo programa, kaip depresija. Kaip jinai atrodo? Kadangi aš dirbu su pasąmonė, jau pradėjau ten matyti tam tikrus dalykus, aš suprantu, kad depresija tai yra toks juodas debesys, sudėtas su tam tikrom programom. Tai yra sunku, negaliu, man nepavyks. Ten toks niūrumas ir komforto zona tampa tas nenoras kažką daryti. Tai taip yra saugiau, taip yra komfortiškiau tuo momentu kūnui ir jisai tarsi nemato. Jisai nemato, kas yra už to debesio ribų, nes taip yra saugiausia. Kol kas jam yra saugiausia. Tai pirmas dalykas, reikia priimti ir suprasti, kad tai nėra šiaip savo, tai nėra liga, tai nėra kažkoks sutrikimas, kažkoks, ką reikia greitai gydyti ir ta prasme, kad išsilaisvinti. Visų pirma, reikia suvokti, kad buvo priežastys įsijungti būtent šitam modeliui ir pasaugoti energiją. Tai reikia surašyti savo tokius dalykus, kur aš eikvoju savo energiją, kodėl aš tą darau, kodėl aš turiu įrodyti kažkam, kodėl yra kažkokios prievalės, kurias aš turiu kažkam kažką daryti, kur aš nenoriu. Tai visas dalykas, kur aš einu prieš save, kur aš darau nepaisant savo kūno poreikių, pavyzdžiui, kai aš turiu pabaigti darbus, net jeigu mano kūnas nori pavalgyti arba nueiti į tualetą. Aš turiu ten paruošti pietus kažkam, nors mano kūnas nori šiandien pailsėti ir nieko negaminti. Ir tokių dalykų tikrai susikaupia labai daug, kur daug kartų kūnas išsenka, duoda signalus, jie ignoruojami ir jisai pagaliau tiesiog įsijungia ilgalaikę tokią strategiją, tiesiog pasaugoti savo energiją, pabūti tokioje ramybės būsenoje. Suprantu, kad tai nėra komfortiška, tikrai tą išgyvenau, nors man teko pripažinti tai tik tai po metų tokio gulėjimo, galima sakyti. Praktiškai man pasikelt į antrą aukštą, kadangi namas yra 2 aukštų, tai pasikelt į antrą aukštą man buvo tiesiog, kaip nežinau, kaip 3 ratus prabėgti aplink namą. Tas pats energijos, mano protui buvo toks pats energijos sunaudojimo suvokimas. Absoliučiai bet ką padaryti, tu iš karto išsenki. Tiesiog, toks jausmas, kad kraniukai yra užsukti ir tu negalėjai kažką padaryti daugiau, negu kad kažkada tu darei. Ir tai reikėtų suprasti, kur mane saugo, nuo ko mane saugo, kur aš išsikroviau, kur aš negirdėjau savo kūno. Nes depresija yra apie kūno negirdėjimą, kūno poreikių ignoravimą, savęs statymą į antrą vietą. Tai šitie dalykai visų pirma turėtų būti sužiūrėti, norint išeiti iš depresijos ir suprasti, kad reikia visų pirma statyti savo kūną į pirmą vietą, kad aš rūpinuosi savo kūnu, kaip lėktuve duoda avarijos metu kaukę pradžiai suaugusiam, paskui vaikai, nes vaikas be suaugusio jau jam yra sunku išgyventi. Pradžiai turi būti jūsų kūnas, o paskui, kaip kūnas yra resursė, kai jisai pilna energija, mes tada galim kažką kitiem duoti. Ir padaryti savo stop ženklą visur, kur aš darau ant išsekimo ribos. Tokių dalykų neturi būti gyvenime. Viskas reikia daryti, kai yra energijos. Jeigu aš energijos neturiu, aš nedarau, nes tam aš neturiu energijos ir tiek. Nes viską, ką aš darau į minusą, tai tas dar giliau panardina į depresiją. Kas vartoja vaistus, jeigu jau išrašyti vaistai, aš asmeniškai nebuvau niekada su vaistais susidūrus, aš nežinau to poveikio, suprantu, kad tiesiog turi būti išjungiamas tam tikras nerimo
mygtukas smegenyse ir įjungtas serotoninas, kad truputėlį pakelt nuotaiką. Tai dabar kaip galime tą pakeisti gyvenime? Kaip gauti serotoniną? Tai pradėti nuo tokių dalykų, aš suprantu žmonės, kurie turi depresiją ir kai jie girdi, kad reikia judėti, kai reikia ten užsiimti, nežinau, ten sportų, eiti į lauką. Aš žinau, kad tas neveikia. Neveikia, nes kūnas antiek turi pasipriešinimo, čia reikia pradėti bent gauti resursą, bent nepradedant judėti. Nes kol kas galvoje mums reikia pradėti gauti tą resursą, tą serotoniną vadinamą. Galima pradėti nuo vaizdų, primaitinti savo psichiką kažkokiais vaizdais. Šiaip, iš psichologijos mokymų galiu pasakyti, labai puikiai suveikia pieva, miškas, kai tiesiog eini ir neini fiziškai, nes kūnas labai sunkus jį priversti, vėl bus per pasipriešinimą, kol nėra energijos ir jūs pradedate veikti, tai tas vėlgi eis į antrą ratą, užsisuks tas mazgas dar stipriau. Pradžiai reikia bandyti sukurti tą energiją, tą norą kažką nuveikti. Tai kad atsirastų biškį energijos. Įkvėpimas, kad atsirastų. Pagalvoti apie kitokius dalykus, kas man yra malonu, kas teikia malonumą. Tai jeigu aš einu į mišką, tu eini į mišką, tau reikia pabūti miške. Ir tu eini ir darai. Čia yra vienas dalykas. Čia garantuotai gali būti išsekimas. Bet jeigu tu nusiteiki, pagalvoji pradžiai ir tau atsiranda energija tą daryti ir tada eini, čia yra visiškai kitas dalykas. Tai išmokti savo kūną gauti energiją ir tik tai tada daryti. Ir po truputėlį tada protas jau supranta, kad jau tas mechanizmas sureguliuotas, kažkaip galima bandyti kitais būdais. Galbūt jau nereikia saugoti ir tas mechanizmas saugojama gali po truputėlį jau paleidinėti. Nes staigiai nuimti to mechanizmo jūs irgi, jeigu tiesiog pabandyti tą nuiminėti, nebus, nes visų pirma reikia suprasti priežastį, kodėl mane saugo, susidraugauti su savo to mechanizmu, tai nėra liga, kaip ir minėjau, tai nėra kažkas, tai nėra blogis, tai nėra gėda kažkokia, tai tiesiog mano būdas dabar pasižiūrėti kitaip į savo veiksmus, padaryti klaidų taisymą ir nustoti išsekinti save. Nerimas ir jaudulys ir visokiausios tokios būsenos, kurios būna dar prie depresijos, nes tai yra žemos vibracijos. Kai atotrūkis yra su kūnu, kai yra toks mąstymas, kad tai yra blogai, aš nedarau, reiškia aš blogas, aš neinu dirbti tiek, kiek visi, reiškia aš esu blogas. Savęs nuvertinimas toje būsenoje jūs veda į žemas vibracijas, tai reiškia į blogą nuotaiką, tai reiškia į tokią vėlgi energijos neturėjimą. Tai visų pirma suprasti, tai jau ne pirmas dalykas, tai jau antras punktas. Suprasti, kad man galima dabar taip pabūti, nedaryti nieko, aš neprivalau, aš nesirgu, tiesiog aš dabar neturiu energijos tam. Jeigu žmogus ten prašo, nes dažniausiai žmonės susiduria, kurie turi savo lauke agresorių kažkokį, abuzerį, arba tą žmogų, kurį reikia gelbėti, labai silpną žmogų, kur reikia atiduoti savo energiją. Aišku, tai nereiškia, kad tie žmonės yra blogai, tiesiog viduje yra kažkas
Irgi toks yra, tokia dalis yra vidinis tironas, yra vidinis agresorius, kažkoks spaudikas, kuris išspaudžia tą energiją. Todėl ir atsiranda išorėje kažkas tokio, kur reikalauja nuolat, kad tu turi tą ir tą daryti. Tai nustatyti savo ribas. Jeigu aš neturiu energijos, aš neprivalau paaiškinti žmonėms, kad aš šiandien to nedarysiu, nes aš kol kas negaliu. Bandyti nusiteikti, neužsibūti tame, nes ilgas užsibuvimas vis tiek tame sluoksnėje yra sudėtingas, nes ten yra taip ezoteriškai žemės vibracijas, bet jeigu žmogiška kalba, tiesiog nėra nuotaikos, nėra hormonai, neveikia ir kūnas nusilpęs. Tai neužsibūti tame ir bandyti gauti kažkokį resursą, sveiką, tą tokį natūralų resursą. Pradėti nuo bendravimo su žmonėmis, kurie gali nuteikti, kurie žiūri į ateitį, kurie ten gali įkvėpti, gali, tie, kurie praėjo tą, irgi čia yra geras dalykas, kurie tikrai žino, kad išėjimas yra, kad viskas su tuo yra gerai, tiesiog reikia suprasti, kam tas atėjo. Taip, ir taip, ribas tokias nustatyti ir gerai, pamečiau šitą mintį, eisiu toliau, kas dar duoda energijos kalbėjau taip, kad dažniausiai aplinkoje yra žmonės, kuriem, reikia atiduoti tą energiją, nes žmogus savo nepripratęs duoti, savo nepripratęs savimi pasirūpinti, nepripratęs save girdėti, nepripratęs savo kūną išgirsti, savo poreikį duoti dėmesio savo kūnui. Užsibuvimas irgi šitoje būsenoje, tada ir savęs, ir dar barimas, ir kaltė, ir gėda už tai, aišku, duoda dar sunkesnę būseną. Tai suprasti, kad man galima, tas man atėjo, kad aš suprasčiau kažką, iš to galima išeiti tikrai, tik tai rasti būdus, rasti galbūt atramą kažkokią savyje arba kitame žmoguje, ir tas yra įveikiama. Dabar priversti save kažkaip ten sveikai maitintis, gerti vitaminus, sportuoti. Aš suprantu, kad to reikia taip, bet dažniausiai protas tą atmeta ir tai yra sunkiausia. Tai yra sunkiausia padaryti, gali pradėti ten 2 dienas kažką daryti, bet vis tiek vyksta atmetimas tol, kol nėra suvokimo priežasties. Tai yra būdų eiti į priekį, bet mano atveju visų pirma priežastys. Ir dabar emocinis fonas, nerimas ir visa kita. Aišku, tai tik tai dėl to, kad mes pasineriam į tą tokią debesį, kaip aš sakau, nes depresija kaip struktūra, galim pavadinti, kurie ateina mechanizmas, jisai turi savyje tą tokį instrumentus tokius, kurie nuleidžia, kad tu geriau nei, ten bus negerai, ten bus blogai ir truputėlį apriboja veiksmus, kad žmogus biškį pataupytų energijos. Bet toje būsenoje atsiranda emocinis fonas, nes tu supranti, kad tu esi kažkoks netoks, su tavim kažkas negerai. Antras dalykas, pasineri į tą tokį sluoksnį pasąmonės, kur pasiekė nerimą, pasiekė kažkokias tokias sunkesnės būsenas. Kaip su tuo būti? Su tuo reikia išmokti irgi gyventi ir suprasti, kad esu aš ir
yra mano emocija. Kad tai yra skirtingi dalykai. Kad emocijas mums sukelia tam tikras fonas, galima sakyti. Ir čia reikia išmokti dirbti su emocijomis. Šitame podcaste apie emocijų valdymą aš nekalbėsiu. Tai yra atskira tema visiškai. Bet čia reikia išmokti suprasti, kas yra emocija, kodėl jinai yra, kaip ją galima su ją susidraugauti. Nes emocija tai nėra priešas, emocija tai irgi yra kažkoks instrumentas, kuris mums padeda. Ir jeigu mes nepriemam tam tikrų emocijų, nemokam atsiduoti tam emocijai. Nes dažniausiai kūnas, kai jaučia kažkokį nerimą, jis susitraukia, susigūžia, bijo išjausti. Tai reikia išmokti išjausti tas emocijas, įleisti į save, tarsi mes praleidžiam. Nes jeigu kūnas susispaudžia, bijo kažko, jisai nepraleidžia tos emocijos, jinai neišeina. Bet jeigu mes atsipalaiduojame, duodam išeiti, išsiverkti, ten išsirėkti, pabūti piktam. Kokia eina emocija, tą ir išgyventi per kūną. Tai reiškia, mes jaučiam, kad yra fonas kažkoks pakilęs nerimas. Tai aš ten einu ir, ką aš darau, kai aš jaučiu, kad pakyla man sunki emocija, aš tiesiog pradedu kalbėti tai, ką aš jaučiu. Aš jaučiu ten. Aš esu bloga, aš ten blogiausia pasaulyje, man dabar aš noriu dingti, mirti. Viskas, kas eina, tiesiog iškalbėti, pripažinti, kad yra kažkoks viduje energijos toksai susikaupusių energijų kamuoliukas, kuris nori išsikalbėti. Aš tą iškalbu, žinau, kad aš galbūt to nepadarysiu, bet tiesiog tas kažkur užsistovėjo. Iškalbu ir tada parėkiu. Aš tai mėgstu, nežinau, mašinoje važiuoju, galiu parėkti. 3 kartus, 3 tokie gilūs išrėkimai ir aš jaučiu, kad mano susijungia jau iš to pasąmonės centro, pas mus pasąmonė yra pilvo apačioj, ten tas sunkiausias emocijas. Aš jas išleidžiu per gerklę ir man palengvėja. Galiu paverkti, išsiverkti ir žymiai pagerėja tada ir jaučiasi, kad norisi įkvėpti, žiovauti pradedi, tada prasideda naujos energijos atėjimas ir tarsi cirkuliacija. Taip kaip tualete paspaudė mygtuką tą nuleisti vandenį, tai lygiai tas pats, toks apsivalymas vyksta. Ir, aišku, čia reikia pabandyti porą kartų ir tada suprasti. Bet toks emocijų paleidimas, nebijoti, nes dažniausiai depresinė būsena žmogus susispaudžia, susitraukta ir būna toje būsenoje, kad norisi pasislėpti ir dingti. Bet reikia tą išgyventi, išleidinėti iš savęs, nelaikyti savyje. Dar antrinė nauda yra šitos būsenos, kad mane pagailėtų, būti silpnu, mažu, bejėgišku, kad manim nepasinaudotų ir mane pagailėtų. Reikia pripažinti, taip, manyje yra tokia dalis, kuri nori, kad mane pagailėtų, ten paimtų ant rankų, už rankos apkabintų ir dar kažkas. Tai reiškia, kad viduje yra kažkas jūsų užstrigęs, vaikiška dalis, kuriai reikia to dėmesio. Turėti pagalbę kažkokią, apkabinti save, pasakyti ir suprasti, kad niekas kitas to nepadarys. Čia yra specialiai sukurta taip, kad mes patys duotumėm savo to resursų. Apkabinti save, aš tave matau, aš tave girdžiu, žinau, kaip tau sunku, niekas kitas nesupras, kaip tau dabar sunku. Apkabinti, duoti, aš žinau, kaip tau, pagailėti save, tai duoti tokios emocijos gailesčio, duoti savo tokio
atramos, palaikyti, pakalbėti su tavimi viskas gerai. Nu, tarsi jūs kalbėtumėt su savo vaiku, kuris labai labai pavargęs, nusilpęs ir tiesiog nenori nieko daryti. Vat tą patį jūs turite išmokti kalbėti su savo kūnu. Viskas gerai, mes išeisime iš to. Dabar tiesiog reikia va taip pabūti, suprasti, nes kol jūs nesuprasite, kol nepajungsite sąmoningumą, tai yra, kol protas nesuvoks, kam tas visas reikalingas, tai jisai nepaleis šitos programos. Taigi, supratimas, kalbėjimas, duoti savo atramos, duoti savo meilę, rūpesčių, nebarti savęs, priimti save tokią ir tiesiog leisti tam būti, kalbėti su žmonėmis, kurie gali įkvėpti. Dar kada įsijungia depresija? Depresija dar įsijungia sąmoningumo kelyje, kai, arba natūraliai, arba kai žmonės pradeda vartoti kažkokius dalykus, kurie mažina vibracijas, pavyzdžiui, ten mikrodozavimas, kažkokių ten kakavos gali būti, nors, ten toks atsipalaidavimas, duoda, ten yra visokių būsenų, ką duoda būtent kažkokie gėrimai, nebūtinai kakava, nes šiaip skaitoma, kad kakava atveria širdį, bet šiaip tai mes širdyje turim labai daug neigiamų tokių blokų ir gali pasinerti, panardinti į tam tikras būsenas. Gerai, žodžiu, natūraliais arba nenatūraliais būdais, kai žmogus eina į sąmoningumą ir pradeda nusileisti į savo pasąmonę žemus sluoksnis, kur susikaupia nemažai kažkokių dalykų ir jie jam gali paūmėti. Paūmėti, va tas toks noras išsijungti, atitrūkti nuo kažko. Ir tai gali būti tiesiog kaip vienas, pagavimas tos programos, kuri buvo išgyvenimo programa giminėje. Ir tą tiesiog reikia priimti, tą turiu, paleidžiu, einu toliau ir žmogus gilinasi į save. Bet dar sąmoningumas, ką jisai duoda kokį spąstą, kai žmogus pradeda gilintis į save, jisai supranta, kad yra blogas, kad viską, ką jisai prieš tai darė, tai ne visai yra gerai, kad jisai galėjo naudotis kitais žmonėmis, galėjo būti energetiniu vampyru, galėjo būti dar kažkuo ir jisai pradeda agresorium, jisai pradeda išjunginėti savo šešėlinės dalys, kurios anksčiau davė jam energijos. Jisai pradeda išjunginėti, tai yra atsisakyti to. Jeigu žmogus, pavyzdžiui, anksčiau buvo piktas, toks galėjo sau leisti papykti, parėkti, jisai gali atsisakyti to ir tapti gerų žmogum, sveikai maitintis, siekti būti šventu. Jisai atsisako savo dalies, kuri kažkada duodavo energijos. Ir kai mes atsisakom savo dalių, kurios kažkada duodavo energijos, automatiškai mes pakliūnam į išsekimo būseną. Taip, galite jaustis, kad labai švarus ir sveikas ir sąmoningas, bet energijos, pinigų nėra. Tai va tame ir yra spąstai, kad reikia priimti save ir tokią, kad ką aš prieš tai dariau, tas turėjo būti. Aš nesu blogas, aš tiesiog išjungti vertinimą. Ir va tą, ką aš darau, reiškia, tai mano stiprybė. Bet aš, pavyzdžiui, jeigu ten žmogus, paimkim tą agresiją, jeigu žmogus galvoja, kad agresija yra blogai, tai jisai tiesiog atsisako savo energijos šaltinio. Agresija mums duoda labai daug energijos ir su agresija mes daug galim padaryti. Bet jeigu jinai nukreipta į kitus žmonės, tai yra vienas dalykas. O kai aš ją paėmiau kaip energiją ir naudoju savo išgydymui, savo energijos transformacijai, tai yra kitas dalykas. Tai vat reikia išmokti, suprasti, kad nereikia siekti šventumo, reikia priimti save su visais pasireiškimais, nes kiekviena jūsų šešėlinė dalis, jinai ją duoda maitinimą, jinai duoda energijos, duoda noro veikti, daryti kažką.
Tai va čia irgi išsijungimas gali būti ir depresija gali įvykti, kai mes atsisakome savo dalių kažkokių, kurios kažkada davė energijos. Tai nereiškia, kad jeigu jūs pajungsite visas šešėlinės savo dalis ir jūs tapsite blogų žmogum. Ne. Kai jūs priemate, tai jumis jau nekontroliuoja tas, kuris yra šešėlyje. Kai jūs priemate, jūs tiesiog galite tą valdyti, jūs tą energiją galite nukreipti ne destruktyviai, o konstruktyviai kažką kuriant, kažką darant ir nereikia jos atsisakyti, reikia tiesiog priimti. Taigi, va tokie dalykai, kurie man padėjo savarankiškai išeiti be visiško palaikymo, kurio aš labai visą laiką tikėjausi ir laukiau, kad kažkas mane supras, kažkas užjaus, kažkas apkabins, padės visais būdais, nuo finansinių iki ten emocinių būdų. Aišku, aš nieko to negavau, bet aš negavau, žinau, kad vien tik dėl to, kad aš pati savo susikurčiau atramas ir sukurčiau metodus, kaip iš to galima savarankiškai išeiti, duoti savo meilės, išgirsti savo kūną, savo poreikius, pastatyti save į pirmą vietą. Ir pradėti veikti, džiaugtis, pasitikėti savo dvasiniais vedliais, nes jie tikrai veda visą laiką tik tai į gerą, kad visą laiką viskas tik tai į gerą. Ir tiesiog mums reikia kažkurio momentu suprasti, kam, nuo ko mus nori apsaugoti. Dažniausiai tai būna tik tai nuo savęs. Tai linkiu visiems praeiti tą etapą, linkiu visiems suprasti, kad tai nėra liga, linkiu visiems transformuoti tą savo mechanizmą į savo įrankį, kurį jūs galėsite galbūt kitiems paskui padėti. O šiaip padėti nereikia žmonių gydyti, jie visi yra sveiki. Taigi viskas, kas vyksta, tai tas turi vykti, bet savo patirtį galima perduoti kitiems. Taigi linkiu sėkmės visiems išeiti iš to debesio ir pamatyti šviesią savo gražią ir sukurti gražią ateitį.